Šiame vaizdo įraše pakalbėsiu apie duomenų apibendrinimo pakopas. Jeigu pasižiūrėsime į sugeneruotą ataskaitą projekto, kurios pavadinimas projekto preliminari sąmata, matome, kad šioje ataskaitoje yra labiausiai apibendrinti duomenys. Matome lauko sienos, vidaus apdaila langai ir lauko duris. Tai jeigu žvilgteltume į sąmatos Excel failą, tai matysime, kad tai atitinka tai, kas yra stulpelė Elements Group. Būtent šitam stulpelį duomenys, pavadinimas atitinka tai, ką po to mes ataskaitoje gauname, projekto preliminari sąmata, šioje ataskaitoje būtent gauname labiausiai apibendrintus duomenis ir gauname pagal tai, ką mes nurodome estimate failo Elements Group stulpelėje. Taigi čia yra didžiausias apibendrinimas, o mažesnis apibendrinimas tai yra sluoksniais. Tai elementas gali būti visas ar sluoksniai. Būtent šitai, jeigu žvilgtelsime į kitą ataskaitą, kur yra labiau detalizuota, tai žalias šriftas 12 formato. Taigi matome, kad pačioje estimate file tai yra element or element name. Ir noriu pašnekėti apie šio stulpelio prasmę. Šis stulpelis, būtent šiame stulpelėje reikėtų kiek įmanoma labiau smulkiau aprašyti tą sluoksnį. Jeigu mes stogo difuzinė membrana pritvirtinta su segimo sankambėlėmis žingsniu 600 mm su visų karkaso perimetru. Tai reiškia smulkiai tą sluoksnį vardinam. Tai kad jinai stogo yra, tai gali ta difuzinė membrana visiškai pasikartoti vėliau ir medžiagos, ir darbai, viskas gali būti taip pat, kaip, pavyzdžiui, bus ir sienos difuzinė membrana, ar perdangoje nebūna tų, bet stogas, siena. Tačiau geriau nurodyti viską smulkiai, kad ir mums patiems greičiau būtų pasirinkti, filtruojant paprastais Excelio filtrais ir po to dar naudojant papildomus mygtukus, jeigu reikia sudėtiniams filtrams. Tuomet bus aišku ir klientui taip pat, jeigu jis pažvelgs į ataskaitą, tai jam aiškiau nesimaišys, nes jeigu kartais sluoksniai pasikeis, tai jam bus nesimaišys ir šitoj detalioje sąmatoj išsiskirs būtent tas sluoksnis, bus aišku lengva tikrinti, ar toj vietoje jis pateko teisingai ir jeigu kas taisyti klaidas ir toliau tęsti darbą. Taigi matome, kad duomenų apibendrinimo pakopos yra dvi. Tai yra, jeigu mes matom juodų šriftų šitoje ataskaitoje, yra tiesiog medžiagos ar darbas, reiškia, tai yra neapibendrinti duomenys, tai yra pirminiai duomenys sąmatos eilutėje. Ir toliau seka apibendrinimas, kuris yra žalių šriftų ir kuris estimate file yra stulpelė element or element name, G stulpelis. Tai yra pirma apibendrinimo pakopa ir toliau mes matome, jeigu detalizuotoje sąmatoje tai būtų raudonų šriftų 14 dydžio, tai o preliminarioje sąmatoje, kurioje suminė, reiškia tiesiog viena eilutė. Tai čia yra labiausiai antras apibendrinimo lygis, labiausiai apibendrintas lygis, kuriame įeina daug sluoksniai, tai yra vienas elementas ar kažkoks namo dalis ar paslauga, kuri reikalinga, transportas, kranas, kuri reikalinga tam namui pastatyti užsakovo poreikiams patenkinti, tai kai susakė pagal sutartį, virtuvės baldai ir įranga. Ventiliacija gali būti, ventiliacija atskirai. Tai tokiu būdu, matome, kad tai yra Elements Group arba F stulpelėje šitas apibendrinimas ir tokiu
vat kai šitose stulpeliuose teisingai sudėliojam duomenis, tai ataskaitų generatorius gali sugeneruoti reikalingą jums ataskaitos formą. Tiek labiausiai apibendrinta, tiek detalizuota. Iki malonaus.